Mercedeso modeliukų turiu dabar virš 300. 1:18 mastelė ir virš 200 1:43. Tai yra 2 pagrindiniai kolekciniai masteliai, yra ir didesnių, yra 1:12, yra 1:24 mastelių. Aišku, mane kiti užginčys, kad geriausia yra 1:1. Tai juos irgi kelis turiu, bet 1:1 reikalinga, neskaitant finansų, tai reikalinga labai daug vietos jiems sandėliuoti, juos prižiūrėti. Ir mes turim žmonės limituotą laiko gyvenimą, kad su jais pavažiuoti. Mes dideli kolekcionieriai kitą kartą net nespėja pavažiuoti, nes aš žinau, kad arabų šeichas turi netoli 5000 automobilių, jeigu aš neklystu. SSK modelis buvo leidžiamas nuo 28 iki 32 metų, buvo išleista 40 vienetų. SSK šifruojasi kai Super Sport Shot, trumpa bazė. Jie pasitvirtino lenktynėse tos važiuoklės. Bet anksčiau automobilius parduodavo galėjai pirkti kaip po važiuoklę ir viršų galėjo tau sukonstruoti kažkokią tai ateljė kompaniją. Tai būtent SSK modelis labiausiai ištiražuotas, turbūt Juodasis princas, kuris dešiniai rankoje, kuris finale atsidūrė Yves Saint Laurento kolekcijoje, yra technikos muziejai Vokietijoje dabar, ir jo važiuoklė buvo nuvažiavusi į Japoniją. Japonam nesukonstravus nieko įdomaus, važiuoklė grįžo ir pagal užsakymą, dabar nepasakysiu, Town Trosi grafo, užsakymų reiškia, italų dizaineris sukūrė tokį futuristinį tiem laikam dizainą, kuris yra dabar automobilis tarpe labai išreklamuotas, bet automobilis yra vienam egzemplioriui. Ir jisai piniginės vertės turbūt neturi, kaip ir Mona Lisa, nes jis nėra parduodamas ir nebus parduodamas, aš taip galvoju. Ir jis tiesiog technikos muziejaus eksponatas. Liktai tas pats automobilis, bet 2 skirtingi absoliučiai veidai, nes šasi viskas tas pats, o išorė absoliučiai skirtinga.